tikriausiai galvoti, kur aš esu. Aš esu Kamikone 2024 metų ir sveiki atvykę į Etos Sofijos naują videoblogą. Pagaliau atėjau, turiu kortelę, įleido, kaip vipinė jaučiuosi, jėgtis Marija. Vaibys, gerai, varom čia. Mes laimėsim, čia jau ką. Ir Valorant. Klausimas, kurie žaidėjai geresni, kurie geriau prisitaikys stebimoje aikštelėje, kurie bus mažų stebimoje. Ir kaip viskas nutiko, organizatorius atliko 2 komandas. Reikia rodyti labai daug noro, nusiteikimo motyvacijos. Čia apsimetu, kad aš esu labai rimta žaidėja. Žaidėjas, kaip čia matome, Destrėną su pirmais šūviais. Tu prieš situacijoje, prieš Destrėną ir jo komandos draugą. Čia Dymas atsakytų save šiek tiek daugiau, kad nebūtų vienos kulkos žudimas ir čia jie bando... Žudimas Destrėnas su 4 šautais kilais. Čia jau... Laiminguoliai vieną raundą per mačą laimėjo, žvengia išlaimingi man. Destrinas kartu su Lauru šauna Etos Sofiją ir 5-3 paimama. Tai manote? Elementariai tiesiog siekia komandos profesionalai žaisti kartu šioje situacijoje. Kokios nuotaikos? Nu, pralaimėjom, bet mes tik leidom jiems laimėtume, žinai, žanro, vėjų, panašiai. Reikia. Sėliau, kiek 2 kilus? Patenkinta, nes aš sakiau, mūsų labai gera komanda įmėsa. Ačiū. Sveiki, kaip ir sakiau, laimėjom tiesą. Negaltinga, žinai. Pavariau, ėmė save primisėdų, žinai. Vėl aš gerai pasirodė, Dymas, kėriau toliau Dymą. Bet svarbiausia, laimėjom. Svarbiausia dalykas, laimėjom. Jaučiuosi kietas. Mano laikais Minecraft'e buvo populiarus Hunger Games režimas. Ten galėdavai kapotis ir rinkti daiktus ir išlikimą kovoti. Dabar tai yra slėpynės. Aš galvoju, PUBG gal yra tas žaidimas kaip slėpynė, mes kartuojame bendro išmintis. Buvo ir turnyre, kurį organizavo būtent Republikas, panašus konceptas, kur tikrai slėptis ir kuo ilgiau išgyventi. Pagauti ir kuo greičiau priešininkus suvedžioti. Būtent, kuo greičiau reikia suvedžioti savo varžovus ir komanda greičiausiai analizė laimės visas rungtynes. Tikrai įdomu, reta apskritai Counter-Strike žaidime rečiau mato. Labai buvo sunku slėptis. Sakyčiau, jeigu būčiau žinojau visas slėptuvės, būtų buvo lengviau. Dabar paleido mus kaip šuniukus garde, viščiukus garde gal labiau. Viščiukus garde paleido, apsileisit ir tipo, kur rasit ten ir rasit tą grūdą. Žodžiu, man labai nepasisekė. Gaila pranešti, čia blogas žinios. Eimantės komanda laimėjo, Valorant jau komanda laimėjo. Liūdna, neįdomu. Vis tiek Seso komanda geriau. Fainai, mes pasiklydom, visi stresuoti būtų. Ką čia darim, sakau, fainai, kuo tam filmuojam, pasiklydom miške. Tai va, aš tam toliau kažką planuoju, tai ir pat filmuočiau ties tom tada. Jo, su YouTube tik tai vienintelis dalykas, kad, jeigu jau judi toliau ir nori kažką geriau vis daryti, labai ilgai užtrunka tie montavimo dalykai, tu neįlukai lengvavo. Neapsakytai. Čia užtenka Reelsą, nufilmavai 20. Lygiai to pačio, ko pradėjau, aš turiu per daug energijos ir neturiu kaip jos pasidalinti. Įsikūriau knygos 2 ir nuo šiol dar vis keliu. Pradėjau apie rugpjūčio mėnesį ir tuoj bus metai. Tai daug biškai hiperaktyvus vaikas, galvoju, ne? Para 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 pa 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 pa
pa, 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 pa. Tai va, pirma diena komiko nebaigta ir manau keliamės kitą dieną. Komiko Baltics antra diena. Šiandien jau ramiai galėsime apžiūrėti visas erdves, pasidaryti kas gero, o gal ir su kažkuo dar pabendrausim. Tai važiuojam. Okay, I think we are all nice and comfy. How are you doing, guys? How do you feel about being together on stage? Great. Very good. Labas. Welcome to the stage, Sean Gunn, Devin Murray, Gonzalo Taddy, and presented by Expo Relievova, And Adrian Paul, presented by Santa. I will slower. Everybody? Yeah, don't be shy. Matote ekrane operatorių, galima parodyti. Let's meet in the 2025. Pirkite dabar, laimėkite telefoną. Nu tai ką, pirkti bilietą. For Devin Murray. Nice. Thank you. Hi. Dirty guy. Then I hear it again, then we kind of all know what it is, and everybody just starts wetting themselves laughing. So that's what I mean about the adults being it's on set. We're always up to something. Thank you very much. No problem. Cheers. Bye. Hello, so which Hogwarts house would you be in? Oh, so I know what house I'm in. And I'm a Slytherin through and through. So much so, somebody had asked me one day, or sent like a tweet or one of those Instagram things, I don't know, what they should dress up as for Halloween. Whether they should wear their Gryffindor cosplay or their Slytherin cosplay. So I replied and said, oh, Slytherin for sure. So J.K. Rowling saw that, and she's like, oh my god, don't you ever say that again, you're a traitor. I said, my bad. So then one day, before, I think we were doing like the 5th movie, I decided I was going to pull everybody together. Mano blogui noriu pasirodyti vienas iš mano žiūrovų, tai man didelė garbė pastatyti Gintarą. Turiu specialią žinią. Tomyti Gaspadorių, va. Išlyskit iš už kadro. Nu, tiek te norėjau pasakyti. Tai va, žinutė mūsų moderatoriams. Ačiū labai Gintarai, kad atėjai, susitikai su manim. Nes baisiai liūdna žiūrėti, jin žais bowlingą, mėto kamuolį vieną, mėto. Aš turiu draugų Gaspadorius, Tomytis, mano moderatoriai. Liūdnas vaizdas. Taip, tai va, išlyskite iš kadro. Ačiū. Kadangi labai myliu Lego, šiek tiek vaizdelių iš šio pasaulio. Žinoma, kaipgi be cosplayų.
Komikono 3 diena. Nežinau, ar girdit, nes rėkiu. Paskutinė diena. Gaila, kad šitaip greit viskas baigės. Labai greit praėjo šitas visos dienos. Labai daug nuveikiau, bet daug ko nenufilmavau. Soriukas. Manau, dar apeisim šitą visą erdvę. Pasižiūrėsim, kas dar gero yra. Važiuosim po to namo. Nugara. Mano nugara. Hi. Hi, hi, hi. Hello, everyone. Tai va, Comic-Con Baltics 2024 metai. Nu, realiai, pabaiga. Jau realiai matosi po biškį visi kraustosi, dedasi. Paletės mus pasibaigė. Realiai reikės jau judėti namo. Tai šiaip gaila, labai greitai pasibaigė. Norėjosi daugiau. Ką galėjau, tą parodžiau. Labai norėjosi pačiai pamatyti. Nelabai daug ką nufilmavau. Sorry, jeigu kažko trūks. Tai manau tiek. Tai ačiū, kad žiūrėjome vlogą. Palaikinam, subscribinam mano kanalą. Ir sakau iki kitą kartą. Bye! Sveiki atvykę į Comic-Con 2024 metų. Jau!